Žaidžia apskritai ir puikų sezoną, tad 2025 kol kas Armolui yra įsimintini. Prasideda šios rungtynės, pirmasis kėlinys. Lietuvos rinktinės narys, kaip ir Domantas Antanavičius. 10 numeris Patrikas Popescu, 14 Rašydas Jusufas, šiandien jis pasirinktas į startinę sudėtį, o ne Ndžoja Kaderas. Užtikrintų dalykų neužtikrintumo. Čia Dainavos komandos galimybė. Pereina į varžovų aikštės pusę. Stočkūnas. Jo perdamas. Čia yra galimybė Dainavai. Baftalovskio smūgis. Labai arti tikslo buvo šeimininkai. Baftalovskis Stočkūno štai čia perdamas, ėjo į kovą Armalas ir Dainavai šiek tiek pasisekė, kad Koškošui praeisiais metais Dainava net 2 kart nugalėjo Kauno rajono komandą. Dabar Dainavos išpuolis, Okonevskis klaidina varžovą, ten Vincentas Šarkauskas, o Dovydas Švėgžda rodo į 11 metrų žymę ir tai yra 11 metrų baudinys, kurio jau niekas neatšauks. Šios rungtynės yra be varo. O Dainava turi galimybę mušti 11 šio sezono įvartį. Artiomas Baftalovskis prieš Šarkauską ir labai prastas baudinys. Sakykime taip, šiame epizode suspindėjo mažiausiai. Kalbant apie istorinius dalykus, buvo prieš šias rungtynes prisiminti ir 2014. Čia dar viena galimybė ir Dainava vėlgi buvo pakankamai arti įvarčio. Džiaugsmo. Bei, aišku, daugiausiai pralaimėjimų. 11 Okonevskis pasileidžia į priekį. Smūgis! Kamuolys vartuose. Įvartis yra skaitomas ir Dainava veržiasi į priekį. Kristijanas Okonevskis pasižymi savo antruoju įvarčiu Dainavos gretose ir Dainava, kaip ir pirmajame rate, taip ir antrajame rate prieš Hegelman komandą muša pirmoji. 34. Čia tiesa ir patys buvo arti įvarčio. Karlosas Džiukas. Kairė koja ir 19 minutė Artiomo Baftalovskio smūgį atrėmė Vincentas Šarkauskas. Tai yra pagrindiniai pirmojo kėlinio momentai. Turėjo progų ir daugiau. Tiek pati Dainava, tiek ir Kauno rajono Hegelman komanda. Ir Maksimenko. Kūnas Oštemininkas, 4 numeris, 7 Artiomas Baftalovskis, 10 Marko Pavlovskis, 17. Čia Hegelman perimo kamuolį, pavojus, Leo Ribeiro, 1-1. Hegelman komandos šokis 48 minutę. 1-1, kol kas tik tiek. Toks Alytaus miesto gimtadienio šūkis. Čia daug kontakto, pražangos nėra, 3 prieš 2, dabar jau 3 prieš 4, Dainavos įvartis į savus vartus. Ir Hegelman komanda per labai trumpą atkarpą. Čikovani. Kartvelo perdamas į priekį, Okonevskis gražiai užsikerta kamuolį, jo smūgis visai šalia vartų. Čikovanis. Jo, geras perdamas, Okonevskis, 2-2. Lenko įvartis ir štai taip, ponios ir ponai, Kristijanas Okonevskis visų gražumų šį šeštadienio vakarą džiugina Alytaus publiką. Dovydas Švėgžda ne veltui mums rodomas, kol kas dar galima žaisti ir viskas. 6 minutės pridėtos galiausiai buvo ir